Dailininkas Frankas Acinaris užaugo Italijos pietuose, Kalabrijoje, kurioje, pasak jo, visus metus pučia vėjai iš Afrikos. Jie ėmė šilti ir tapytojo darbuose, nuo šiandienos eksponuojamuose Vilniuje. Pievas, gėles ir nesibaigiančius laukus Frankas Acinaris tapė Kenijoje, joje lankėsi 3 kartus. Į šią Afrikos šalį dailininką atvedė meilė amerikiečių rašytojui Ernestui Hemingvėjui. Kenijoje šis rašytojas praleido daug laiko, būtent jo pėdsakais ir sekė Frankas Acinaris. Nuo vaikystės domėjausi Hemingvėjaus kūrybą, perskaičiau daug jo knygų, vėliau keliaudamas Kuboje susipažinau su Georgijumi Fuantesu, Hemingvėjaus artimu draugu. Jie su Hemingvėjumi kartu žvejodavo. Kai tik su juo susitikdavau, jis man visada papasakodavo apie Hemingvėjų. Gyvi prisiminimai mane privertė dar labiau pamilti šį rašytoją. Po šios pažinties dailininkas nusprendė sukurti Ernestui Hemingvėjui skirtą darbų ciklą, tapytą vietose, kuriuose Hemingvėjus gyveno ar lankėsi. Kenija viena jų. Čia Frankas Acinaris mėnesį praleido Malindžio miestelyje, gamtos ir vėjo apsuptyje. Įvairių spalvų žolės, svyrančios nuo karštų Afrikos vėjų Kilimandžaro papėdėje, svarbiausia šių impresionistinių darbų simbolis. Afrikos vėjas yra karštas, neduodantis galimybės pasirodyti pavasariui, tai yra savanos vėjas. Jis mane įkvėpė kurti, šią parodą vežti į įvairias šalis, štai ir į Lietuvą. Pajutus šį vėją, norisi apie jį pasakoti, perduoti jo jėgą. Dailininkas sako, kad Afrikos vėjai suformavo ir Viduržemio jūros regioną. Nepaisant Afrikos gyventojų skurdo, visas šis kraštas yra patrauklus daugelio akims. Tai, kad ši paroda dedikuojama Tarptautiniai Afrikos dienai, reiškia siekį skatinti kultūrų dialogą ir atkreipti dėmesį į šio žemyno problemas. Afrika turi ne tik nuostabius vėjus, bet ir didelę turtingą kultūrą. Marokas, Tunisas, Egiptas, Centrinė Afrika. Būtų galima vardinti ir daugiau Hemingvėjaus artimų draugų. Jie su Hemingvėjumi kartu žvejodavo. Kai tik su juo susitikdavau, jis man visada papasakodavo apie Hemingvėjų. Gyvi prisiminimai mane privertė dar labiau pamilti šį rašytoją. Afrikoje vyksta dideli pokyčiai ir Europa turi tai suprasti. Afrika keičiasi, auga, žemynas labai perspektyvus. Populiacija jauna, žmonių amžiaus vidurkis yra 25 metai, ten daug vietos Europos investicijoms, kultūrinėms veikloms. Turėtume kiek keisti savo požiūrį. Franko Acinario kūryboje vyrauja ir daugybė kitų kultūrų elementų, ryšių su garsiais pasaulio žmonėmis, tokiais kaip Gabrielis Garcia Marquesas ar Francis Fordas Coppola, kurių ne vieną portretą dailininkas yra nutapęs. Afrikos vėjų paroda Vilniuje yra pirmoji Baltijos šalyse surengta tapytojo paroda. Joje eksponuojami 25 kūriniai. Paroda veiks iki birželio 20 dienos Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje Vilniuje.